Šiandien pamatysite trečiąją Reido trilogijos dalį apie mūsų nusivažiavimus 2014 metais. Vieną trečiadienį vidury savaitės Klaipėdoje Dubysos gatvėje taksi automobilio Opel Zafira vairuotojas Richardas, pavargęs toliau važiuoti, bandė prisiparkuoti kelkraštyje, tačiau atsitrenkė į stovinčius automobilius Mazda 626 ir Renault Laguna. Richardas buvo girtas. Labai girtas. Labadiena. O! Labadiena, ponas. Sveiki. Bet nereik. Ko nereik? Gerai, žinoma. Jūs ką čia norėjot padaryti? Sustot? Sustot norėjot? Su diržu buvot? Kas matė? Tai kieno mašinos? Jūs tikiuosi nesu keleivis buvot? Aš dabar nedrįstu tvirtinti, bet man atrodo jūs girtas esate, taip? Taip? Gatavas, sakyčiau. Supratau. Išgirdęs avarijos garsą į avarijos vietą atėjo automobilio Mazda vairuotojas Audrius, vėliau atėjo ir kitas vairuotojas. Aš dirbau darbį, išgirdau smūgį, pažiūrėjau pro langą, išėjau, radau sudaužytą mašiną. Supratau. Ir ką toliau matos? Šitą automobilį. Girtą vairuotoją. Jisai nieko nelipo, jisai va taip sėdi, kaip sėdi dabar, ja? Atėjau, radau va tokią situaciją. Smūgį išgirdot, atėjot pažiūrėti. Ai, pakvietė. Pakalbėjome su vyrais, tada pasisakyti užsimanė ir taksi vairuotojas. Vairuotojas Richardas. Ne, tu savo naglumą iešk. Ne, ar aš čia naglas dabar esu? Tu, taip. Palaukit, aš čia girtas Bet aš važinėjau. nerendu. Aš nerendu. O aš lendu. O tu leisi savo eteriu. Taip. Ir lys. Taip. Taip. Tai ką jūs čia dabar šnekate? Galit paaiškinti? Taip. Aš esu prieš, kad va tokie kaip jūs vairuotumėte, žinokite, Ne. mūsų gatvėse Klaipėdos. Jūs ką, nevairavot? Ne. Nevairavot? Ne, aš sustojau. Bet manau... A, jūs sustojot? A, kada jūs sustojot? Jūs sustojot O, atsimušęs Jėzau, sakydamas... o tavo, kur tavo kur merija, kur manuoji. Kur manuoji dirba. Kas? Kur manuoji valo. Tavo Kas? merija. Merija? Taip, tavo... Aš ne merijoje dirbu. Ką aš Taip, čia o tu... Tikrai? Mano merija dabar jinai dirba. Ten. Ne, ką jūs man pasakėt? Kur eit? Merija. Kur man eit pasakėt? Pakartokit. 17. Supratau. Liepų 17 man eit, taip? Supratau. O tai mano žmona dirba. O tai buvo, į kad nori, o tai... Supratau, ir man bus viskas. Eik, Man bus viskas. Jinai valo merijos patalpas ir man bus viskas. Все. Na, savo moterimi čia mums grasinti nebūtina, nes mes jų nebijome. Tų sugyventinių, gal žmonų kartais ir bijome, bet sugyventinių tai ne. Nesvarbu, kad valytoje savivaldybėje dirba, mes nebijome ir viskas. Ir kadangi taksi vairuotojas važiavo neprisisegęs saugos diržais, tad galva trenkėsi į priekinį Opel stiklą ir prasirėkė nosį. Įvykio vietą atvyko medikai. Užlopus žaizdą pilietis Richardas buvo pakviestas į dūdų repeticiją. Alkoholio matuoklis parodė retus šių dienų Klaipėdoje skaičius – 2,68 promilės alkoholio. Tai sunkus girtumo laipsnis. 2,68! Sunkus girtumas. Sunkus girtumas. Medikai apvalė kruviną Richardo nosį ir paguodė. Tada šis susigraudinęs pasirašė ant dokumentų, kad su medicina nenori turėti jokių reikalų ir paprašė pareigūno, kad jis parvežtų jį namo, į netoliese esantį bendrabutį Baltijos prospekte. Tačiau Richardui buvo paaiškinta, kad policininkas ne taksistas, taksistas tai ne jis, tačiau greičiausiai nuo šiandien ir jis nebe taksistas. O šiaip su vyrais pasikalbėjome apie vieną dalyką. Įsikvietė taksi ir atvažiuoja tokio gatavumo vairuotojas. Geras būtų, ne? Net nebūtų taip, o taip jau yra. O toks taksistas atvažiuotų. Aš ir sakiau pareigūnai, sakau, aš su vaikais, su žmonu iškvičiu taksi. Ir atvažiuoja toksai pilietis. 2,68. Kur važiuoja su tokiu? Taksi automobilis išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, tai padarė Petro vyrai ir seserys, o taksi vairuotojų surašytas administracinių teisių pažeidimo protokolas, paskirta teismo data, o ten teisėms ate. Mūsų pilietiškumas neleidžia atsipūsti vairuojantiems girtuokliams. Aną lietingą dieną žmonės paskambino į policiją ir pareiškė, kad Jūrininkų prospektu važiuoja baltos spalvos Passatas, kurio vairuotojas yra gatavas. Ale iš tikrųjų, kad gatavas. Labą dieną, mielas ponė. Labas. Man žmonės pasakoja, kad policija Jūrininkų prospektu vedasi labai girtą žmogų iš mašinos ištraukė. Ar čia jūs? Nemačiau nuo tokių. Ar čia jūs? Ne, galbūt. Kaip sakėt? Nemačiau. Ko nematėt? To. Policijos nematėt? Ne.
Passato vairuotojas pripūtė 2,17 promilės alkoholio. Kaip tokio girtumo nepastebėjo keleivis? Ar jūs policiją gaudė čia? Manęs negaudė nieks. Negaudė jūsų? Bet jūs važiavot su to piliečiu? Ką? Darbo namo važiavau. O tai ko su girtu važiavot? Aš iškart nepastebėjau. Nepastebėjot? Ne, aš su juo negeriau. 2,17. O su kom gerėt? Aš Nu. negeriau, aš nieko negeriau. Negeriau? Truputį prie vyno. Truputį vyno. Jau darbus pasibaigė. Bet 2,17 ir jūs nepastebėjot? Bet nepastebėjau, jis nesu manim geriau. Ja? Tai nesu judis gerai, bet vis tiek matytųsi Nežinau, kažkaip. iškart nesimato ant jo, toks veido bruožas. Jisai sakė, džiaugiasi, kad mašiną į metalo laužą pridavė ir vat pasigėrė. Nu, jis norėjo priduoti kažką. Šitą, va šitą mašiną ar ne? Šitą mašiną, jis norėjo. Šitą? Jis kalbėjo, tai ją nori priduoti. Sakė, neapsimoka, man sakė, jo išlaikyti. A, šit kaip netgi. Nu, supratau. Nu, dabar tai visai neapsimokės. Net magnetofonas nereikalingas. Nu, nežinau, Supratau. kol kas O kaip jūs pagavo policiją su švyturėliais viesi? Jo, Ja? nu, jis gavo ten girdės, sakau, ten, sakau, sustot reikia vis tiek jau. Taip, taip. Nes, nu, tai, bet jūs turėt pastebėti, kad jisai šleivai važiuoja. Jeigu kiti žmonės Nu, aš pastebėjo... mačiau, bet jau per vėlų buvo galvoti. Nu. Supratau. Šis Passatas keliavo į Sąvartyną. Dabar jo kelionė prailgs, o ir kaina bus gerokai padidinta. Ir tai bus padaryta aukcione arba teisme. Tą patį ketvirtadienį prieš 9 valandos vakaro Klaipėdoje Herkaus Manto gatvėje automobilio Mazda 323F vairuotojas išvažiavo į priešingą eismo pusę ir vožėsi į poilsio parko tvorą. Automobilis dar vertėsis ant šono atšoko į antrąją važiuojamosios dalies eismo juostą. Automobilio vairuotojas buvo gatavas ir mes pašnekėjome apie štai ką. Padangas sprogo. Ir girtumas yra ne prie ko, taip? Čia prie girtumas tikrai ne prie ko. Aš lenkiau mašiną. Taip. Iš pirmos eilės į antrą pervažiavau. Taip. Ir tuo momentu būtent sprogo padanga ir mane kai metė, aš jau nebespėjau nieko padaryti. Ir mane kai trenkė, žinau, kad čia girtumas iš tikrųjų. Aš tik kad išgėręs, aš nesiginčiau. Taip, pažiūrėsim to kiek, supratau. Taip. Ir ką dabar į ligonį išvežė, ką ten dabar? Nevežė man nieko nėjo. A, jūs vienas važiavote? Segęs tvarkingai, kaip O jūs vienas važiavote? Jo. Vienas važiavote? Į priešpriešą. Šaunuolis, išvažiuoja. Jūs Tai ačiū išvažiavote? Dievui, kad mane kai nunešė, kad neužgavau nei vienos mašinos. Aš apie ką jums kalbu, jūs šaunuolis išvažiavote į priešpriešą, nieko neužkabinot, pylėt į Man pasisekė. Vokiečių kapinių tvorą. Tai man dar pasisekė. Nu čia kažkur, tai va čia šalia kažkur. Čia tenais yra. Nu žiūrim dabar, ką mes čia turim. Klaipėdietis esat? Ką? Klaipėdietis esat? Aš jūs labai gerai pažįstu ir jūsų laidą visą laiką žiūriu. Šaunuolis. Dabar pakliuvot be eilės. Pučia, vėjas pučia. Nu, žiūrim dabar, ką mes čia turim. Neklastokim istorijos, o žiūrim kiek promilių. Gal galite biškį šviesą man parodyti? Ui, ui. Tai palaukit, tai. Pačiam įdomu, ne truputį. Įdomu pačiam. Žinoma, kodėl man tai man. 2-3-1. 2-3-1. Vidutinis girtumo laipsnis. Tik tais. Tai gerai, dabar sutarkim, ką geriam. Aš degtinės negeriu, aš geriu tik alų. Aha, kokį alų gerėt? Geriu 6 laipsnių. 6 laipsnių. Tik tai 6 laipsnių. Plasmasiniuose taruose. Taip, taip, supratau. 2-3-1. Supratau. Pasirašau, aš ką čia ginčiu. Ne, taip. Tai vienas važiavot, viskas tvarkoju su gyvenime žodžiu. Taip, ačiū Dievui, nenuskriaužiau nieko. Va. O tas yra svarbiausia. Saviplaka ir savigarba šiuo atveju labai gerai yra iš tikrųjų. Man svarbiausia, nenukentėjo žmonės. Taip. Svetimos mašinos. Taip. Ko vardu esat? Vytautas, ką Vytautas? tik sakiau. Sakėt? Ne man sakė. Gerai, Vytautai, supratau. Vytautas pašnekėjo kaip girtas Terkas, 43 metų vyriškio organizme aptiktas vidutinis girtumo laipsnis. 2,31 promilės alkoholio. Žmonos mašiną supylęs vyriškis aiškino, kad jis važiavo prie jūros pas žvejus. Neva jis mokas vairuoti puikiai, jis lenktynininkas ir pakelianti šnapso daug. Nesvarbu, kad teisės pragėręs, nesvarbu, kad žmonos mašina atiteks valstybei, kuriai tik ir betrūko tokios lupinos. Savo sumanumą saugaus eismo klausimus Vytautas iliustravo anekdotu. Nu, du žmonės sėdi. Sako, nu, pasižiūrėk, į ką tu panašus, neprisisegęs, krūvinas, murzinas, viskas, žinai. Sako,
Tai sako, pasižiūrėk, o kolega, sako, prisisegęs, sėdi. Tiek to, kas žino anekdoto pabaigą, tas žino, o kas nežino, sužinos. Kalba buvo apie saugos diržus. Kitą žodį tars Klaipėdos apylinkės teismas, kurios sprendimą mes taip pat galime prognozuoti. Mašina valstybei, o Vytautui 4000 litų bauda be nuolaidų. Aš tave, Sonia, patrauksiu atsakomybę, Sonia, taip kaip autorių tos laidos. Taip. Antras dalykas, aš padusiu Baltikum televizijai, blemba į teismą, dėl to, kad... Visų pirma, jūs į teismą eisite, už girtą avariją. Švaks truputį esate, taip? Todėl ir bėgat. Vairuotojo pažymėjimą turit? Ne. O dabar kur kvietrų gyvežėt? Į Rietavą parduot? Šeštadienį Klaipėdoje beveik vienu metu tame pačiame Šilutės plente prie skirtingų pėsčiųjų perėjų įvyko 2 tokios pačios avarijos, kurias sukėlė neblaivūs vairuotojai. Abiejais atvejais girtų vairuotojų automobiliai atsitrenkė į priekį važiavusias mašinas. Iš pradžių į automobilį BMW su švediškais valstybiniais numeriais atsimušė visureigis Mitsubishi Pajero su latviškais valstybiniais numeriais. BMW vairavęs Edgaras po darbo su draugo automobiliu važiavęs namo stabtelėjo prie greičio slapinimo kelnelių, tačiau galinio vaizdo veidrodyje pamatęs dideliu greičiu atlenkantį visureigį, bandė spustelti greičio pedalą, tačiau to neužteko ir visureigis vis tiek bakstelėjo į BMW galą. Tai jūs jau buvot pravažiavę tą pėsčiųjų perėją visus slopinimus, ane? Ai, prie kalniukų trenkė? Jis parskrydo, čia nežinau, kokiu greičiu. Parskrydo? Mačiau veidrodėlį, parvarą per gazą, dariau, vadžiau per galvą. Ai, supratau. Be draudimo, be technikinės, be nieko. Avariją sukėlusio automobilio vairuotojas, kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,66 promilės alkoholio, buvo reto įžūlumo. Jis ką tik vos nesutraiškė vaikų, vos neužmušė senutės einančios per pėsčiųjų perėją, pareiškė pretenzijas viešumui. Kokios promilės, tokios ir šnekos. Brangus, žinėksi, aš visų pirma, Sonia, tave, taip kaip šaumen, aš tave, Sonia, patrauksiu atsakomybę, Sonia, taip kaip autorių tos laidos. Taip. Antras dalykas, aš padusiu Baltikum televizijai, blemba į teismą, dėl to, kad... Visų pirma, jūs į teismą eisite, už girtą avariją. Ar aš čia eisiu, ar aš neisiu, tai čia yra mano esmės reikalas. Bet toliau, tai yra tavo, taip kaip šaumenų, taip kaip mandruolių reikalas. Čia aš mandruolis. Čia aš girtas pataikiau į kitą mašiną. Klausyk, ar aš pataikiau... Neklausyk, o klausykite. Ne tau spręsti, ne tu esi teisėjas, ne tu esi teismas. Man yra ne tas pats. Per perėją šitoje galėjo eiti mano dukra. Aš nebaigiau kalbėti, dabar aš kalbėsiu. Klausyk, tu nekalbėsi. Dėl to visų pirma, Sonia, tu esi neteisėjas, tu esi neteismo vykdytojas, tu esi neįstatymų vykdytojas, o tu esi tik tai žiniasklaidos, Sonia, atstovas. Tik tai. Ir tu dabar, Sonia, įsiverži. Kur, į jūsų butą? Dabar. Jūsų butą įsiveržiau. Klausyk, dabar, kitas dalis. Tu, brangus, Sonia, aš galiu iškelti viešą tų klausimą. Kokie tavo sąlyčiai, Sonia, teisiniai ir viršų, Sonia, tarkim, tarkus, tų, tarkim, kaip jie, liaudis, kas sako, privačių interesų. Ar jums viskas gerai? Už kokį? Jums viskas gerai yra? Blemba, dirbi policijai. Ar jums viskas gerai? Turi, kad kiek menkiau, Sonia, blemba, pėstininks periai, tu atsirandi čia. Ir tai kalba žmogus, kurio visi veiksmai gali būti įvertinti kaip recidyvas. Automobilis neapdraustas, be techninės apžiūros. Vairuotojas vairuotojo pažymėjimo neturėjo. Jis aibę kartų baustas už greičio viršymę. Taip pat jam dar 2006 metais buvo paskirta 3600 litų bauda už pasišalinimą iš įvykio vietos. Geras. Duomenų apie baudų mokėjimą nėra, o kai kuriems nutarimams jau suėjęs senaties terminas. Apie ką mes kalbame? Mes nekalbėsime apie laidos Reidas misiją, viešinti ir rodyti kelių grimasas, kalbėti apie tai, kokie mes vairuojame ir kas mūsų laukia. Niekas mums tai neuždraus, nes mes už tai, kad keliuose būtų saugu. Mums, jums, mūsų ir jūsų vaikams. Ir bet kokius tokius pasivažinėjimus vertina teismas. Tai dar gerai, kad ne linčo,
O visi norai nesiviešinti prisidirbus baigėsi, kai Klaipėdos apylinkės teismo ar policijos tinklapyje yra paviešinami vardai ir pavardės tų, kurie prisidirbo, ne pagal bendražmogiškas normas. Ir tuo pačiu metu netoliese tame pačiame Šilutės plente prie kitos pėsčiųjų perėjos įvyko kita panaši avarija, kurią sukėlė girtas vairuotojas. Automobilio Opel Astra vairuotojas Mangirdas sustojo prie šviesoforo užsidegus raudonam šviesoforo signalui. Netrukus į Opel galą lengvai įvažiavo automobilis Renault Laguna. Kadangi šios mašinos vairuotojas buvo akivaizdžiai girtas, tai įvykio vietą buvo iškviesta policija. Nefilmuot mane. Nu tada ką, aš save nusifilmuosiu. Kas vairavo tą automobilį? Ir gali savo dubrelę nusifilmuoti. Nu, Nes tai šie labai pažįsta. nu tai ką dabar man daryti? Tai trauk kamerą. Net nesiruošia. Tai žmogus vairavo, kuris dabar lipa, sakykite. Va tas, taip? Supratau. Linksma situacija. Nu, linksma. Gerai, kad kablį turėjai, suprantu, ne? Klausyk, ir noriu pasakyti, kad vat jisai va toks, va visą laiką toks. Nu, aš nežinau ar visą laiką, bet šiuo metu toks. Va gerai. Nesužeistas, gyvas, sveikas. Kol kas veikia. Mamos automobilį vairavusio Maksimo organizme alkotesteris aptiko kominės promilės. 3,36 promilės alkoholio. 3,36. Du sakė 2,83. Promilė suklydai. Didelių promilių turėtos taip pat nepatikė vairuotojo pažymėjimo. Jo jis niekada neturėjo. Maksimas yra aibę kartų baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir yra netgi išbandęs areštinis gultus už girtą vairavimą. Beje, Maksimas areštinė nesiskundė. Abiejų neblaivių avarijų autorių darbus įvertins Klaipėdos apylinkės teismas. Prieš 9 valandas ryto patruliai pastebėjo, kad tolumoje iš kelio į žvyrkelį nusuko automobilis Mazda. Pareigūnai Nerijus Urgenis ir Mažvydas Uogintas sėdo į automobilį Škoda Octavia ir nusivijo bėglį. Iš pradžių sekta pagal ratų vėžes paliktas ant kelio, pasivys automobilį Mazda 6 buvo įjungti garsiniai signalai ir per garsiakalbį pareikalauta, kad vairuotojas sustotų. Tačiau šis Palangos ir Salomėjos Nėries gatvių sankryžoje pasuko link miško ir padidinęs greitį bandė pasprukti nuo policijos. Vakarų take pilietis privažiavo privataus namo tvorą ir metęs mašiną puolė slėptis miške. Pareigūnai iš 400 metrų pasivijo bėglį ir paaiškėjo, kad jis turi aibę priežasčių bėgti nuo policijos. Kodėl bėgote tamsą? Kaip? Pamatėt policiją ir įsigandot ir pradėjot bėgti. Blaivus esat? Ne? Švaks truputį esat, taip? Todėl ir bėgot. Vairuotojo pažymėjimą turit? Ne, kad pasivykstu. O dabar kur kvietrugį vežėt? Į Rietavą parduot? Ne, dėl savęs buvo pasivykti. Dėl savęs? Dėl sveikatos? Automobilio Mazda 6 vairuotojų rietaviškių įsigytojų nustatytas lengvas girtumo laipsnis 0,77 promilės alkoholio. Pilietis už vairavimą išgėrus šių metų kovo mėnesį jau praradęs teisę vairuoti. O praradęs už tą patį? O iš kur pats esat? Rietaviškis esat? Jo automobilyje rasta 10 litrų naminės degtinės, stiklinė tara su kvietrugiu buvo tiesiog numesta ant galinės sėdynės. Tai jeigu savo reikmėm vežatės kvietrugį, tai kur jūs įvežėtės? Sau. Iš kur? Nesakysite. Nu, aišku, jūsų teisė tylėti. Aš irgi nesakyčiau. Šį kartą Sigitui surašytas protokolas už 2 pažeidimus nepaklusimą teisėtiems pareigūnų reikalavimams sustoti, pakartotinas vairavimas per metus, kai esi neblaivus. Piliečiui gresia 4–5 tūkstančių litų bauda, taip pat konfiskuojant šį automobilį. Dėl naminės degtinės bus iškelta atskira byla. Niekur nevažiavo. Niekur nevažiavo? Ėjot pėsčiom? Nuo mokyklos gatvės? Su automobiliu Volvo? Ne, nu čia kažkur tai jūs čia durą stumdo. Durą stumdau aš. Atsiprašau, aišku. O palauk, o tai ko tu dabar duodi girtom merginom mašinas, ko duodi? Ne merginą vairavo, čia merginą pasiėmė, tai karočią. A, tai kas vairavo? Pariukas. Ne, filmuok su tą kamerą. Ne, aš pats sustojau. Pats sustoji? Jo. Tai prisidėjai policijai? Jo. Ei, rimtai? Nu, da. Negaliu patikėti. Sako, pats pasidavė.